Mieli raseiniškiai, netrukus sutiksime naujus metus. Visi praėjome dar vieną sudėtingą šio gyvenimo etapą, dar vienus sudėtingus metus. Šiandieną noriu visiems padėkoti už darbą, kurį atlikome mūsų rajono labui, už susitelkimą bendram tikslui. Sustokime ir pasidžiaukime per metus padarytais darbais, pasiekimais. Stenkimės užmiršti negandas ir skriaudas. Atverskime naują puslapį su švariomis paraštėmis ir surašykime pačius tauriausius troškimus. Brangiausia, ką turime šiame pasaulyje, yra laikas, šeima, sveikata. Nešvaistykime šių brangakmenių veltui. Padovanokime savo artimiesiems dėmesį, meilę. Būkite sveiki ir laimingi. Ir vėl metai metams tiesia ranką. Apsisukusi laiko rato karuselė nusinešė džiaugsmus ir rūpesčius, juoką ir ašaras. Subrandino viltis naujai pradžiai. Nekartą klupę ir kilę, kentėję ir mylėję, praradę ir sutikę, viską priėmė kaip aukščiausiojo mums skirtą lemtį, keliaujame laiko ratu per savąją būtį, kiekvienas savaip suvokdami mums skirtą misiją šioje žemėje, ramiai ir kantriai nešame duotą kryžių, kad tik nepristigtų jėgų ir gerų norų žemiškos kelionės viduryje, kad mūsų lauktų tie, kurie visada ir laukė, mylėtų tie, kurie visada ir mylėjo, neišduotų tie, kurie niekada ir neišdavė. Mėly raseiniškiai, tegul 2015 būna ramūs, prasmingi ir kupini vilties. Mėly Raseinių krašto žmonės, metai verčia savo puslapius, taip kaip ir mūsų visų gyvenimas. Jie paprasčiausia nebegrįžta, o praėjusius metus mes pasidedame į savo istorinę kraičių skrinelę, iš kurios bet kada mes galėsim pasiimti ir pasižiūrėti, kokie jie buvo. Mes juos žiūrime liktai laukdami stebuklų, kažko naujo, ir tai natūralu. Juk vis dėlto mes žengiame į nežinomybę, į stebuklų šalį. Ir visada tikimės to geresnio gyvenimo. Jis be abejo toks ir bus, jeigu mes visi kartu šito norėsime. Lai išmintis, mylieji, telydi jūs naujaisiais metais. Sėkmės jums darbuose, geranoriškumo žmonėse, kurie šalia jūsų. Artėja naujieji, sveikatos, džiaugsmo, laimės jums visiems ir laimingų naujųjų metų.